Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas. Vakaro pasakaitė. Ruduo lapus išbarstė, ruduo žiedus pakando, o šaltis ilgakartis jau dalgį pagalando, nukir žieduotą galvą derlingam rudenėliui ir baltą baltumėlį pažers pustyti vėjui. Risenį besmegenį darbštuolės aivarėlės, mirksuojančiam žvaigždelėm pražys ant lango gėlės. Vakaro pasakaitė. Sveiki, mažiai bičiuliai. Šiandien greičiau prie radijo imtuvų, nes šiandieną laidoje daug pasakojimo eilėraštukų. Laidos pabaigoje nepaprastai graži pasaka. Ir tai dar ne viskas. Klausysimės ir smagių dainelių. Tad nuo jų ir pradėkime mūsų laidą. Karštos vonios jau sukaito net ir
Vakaro pasakaitė. Kartą gyveno karvė, kuriai dažnai skaudėdavo pilvuką. Jos vardas buvo Anabelė. Gražus vardas, tiesa, vaikai. Vieną sykį ji išgelbėjo laivą. O buvo taip. Buvo ūkanota diena ir ganykloje netoli jūros Anabelė pusryčiavo, ėdė žolę. Rūkas buvo toks tirštas, kad Anabelė nepamatė, ką ėda, ir staiga prarijo dagį. Varge tu mano, dagys pateko jai į pilvuką ir ėmė baisiausiai durti ir diegti. Anabelė liovėsi ėsti ir iš visos sveikatos subaubė. Tuo metu didžiulis laivas plaukė jūrą į Ameriką. Kapitonas žiūrėjo pro žiūronus, tačiau matė tik rūką. Ar žinot, kur mes esame? Paklausė į savo padėjėjo. Ne, ponė, greičiausiai netoli Kornvelio. Duokit signalą, įsakė kapitonas. Padėjėjas įjungė sireną. Mū. Anabelė išgirdo ir pagalvojo, ten kita karvė prarijo dagį, reikia pakviesti gydytoją. Ir sumykė, norėdama pranešti tai anai karviai, girdėjusi jos balsą. Klausykit, tarė kapitonas. Kapitono padėjėjas išjungė sireną ir ėmė klausytis. Per rūką jūroje jie vėl išgirdo mū. Ten karvė Anabelė, tarė kapitonas. Matyt, esam šalia jos ganyklos. Ir jis davė daugybę įsakymų. Sulaivykit staibą, tai yra, sustabdykit laivą. Išjunkit motorus, meskit inkarą, paleiskit sireną. Laivas sustojo, žvangydama nukrito inkaro grandinė, o laivo sirena vėl sustugo. Mū. Kaip skauda pilvuką tai karviai, pagalvojo Anabelė ir sumykė. Mū. Kapitonas žiūrėjo pro laivo kraštą. Netrukus išlindo saulė ir kapitonas pamatė, kad sustota pačiu laiku. Kitaip jie būtų atsitrenkę į didžiulę uolą. Jei Anabelė nebūtų mykusi, jo laivas būtų sudužęs. Tuo metu kapitonas vėl išgirdo ją mūkiant. Mū, mū. Keista, pagalvojo jis. Ji vis dar mūkė, matyt, jai skauda pilvuką. Jis liepė laivo gydytojui išlipti į krantą ir pagydyti Anabelę. Ir atiduok jai vaką, tarė jis ir padavė gydytojui mažą dėžutę, prie kurios buvo pririšta didelė kortelė. Kai gydytojas išlipo į krantą, Anabelei vis dar buvo bloga, bet jis davė jai tablečių ir netrukus Anabelė pasveiko. Kapitonas prašė perduoti tau štai šitą daiktelį, tarė gydytojas. Ištraukė dėžutę, kurią kapitonas buvo davęs ir parodė Anabelei. Ant kortelės buvo parašyta: karvei Anabelei, kuri išgelbėjo mūsų laivą. Kapitonas. Dėžutėje buvo dailus sidabrinis medalis. Daktaras užrišo jį Anabelei ant kaklo ir medalis nukaro jai ant krūtinės. Kaip ji didžiavosi. Čia medalis už tai, kad išgelbėjai laivą. O dabar turiu skubiai grįžti, nes mes plaukiam į Ameriką, pasakė gydytojas ir nuskubėjo į laivą. Rūkas jau buvo išsisklaidęs, skaisčiai švietė saulė. Anabelė pažvelgė į jūrą. Mū, sumykė ji. Mū, atsiliepė laivas. Laivas pamažėle tolo, bet kapitonas pro žiūronus matė, kaip Anabelė su medaliu ant kaklo ėda žolę. Mū, sumykė Anabelė, žiūrėdama į jūrą. Mū, ji tarėsi girdinti, kaip iš didžiojo laivo per vandenį ataidi tolimas mū. Anabelė buvo labai laiminga ir vėl ėmė ėsti žolę, o ryto saulėje ant jos kaklo spindėjo medalis.
Vakaro pasakaitė. Prie upelio vaikai matė, bebras namą pasistatė. Kad išpuoštų namą naują, pelės bebrui patarnauja. Plauna langus, baldus stato, kilimus lauke iškrato. Jau virtuvėj verda pietus, ką čia į svečius pakvietus. Nors ir gerą algą gauna, katinas čia nepeliauna. Sėdi kėdėj, ūsą raito, pasakas bebriukams skaito. Vakaro pasakaitė. Noriu vaikai jums šiandieną papasakoti legendą apie tai, kaip atsirado Vištyčio ežeras. Kadaise labai seniai Vištyčio ežero vietoje buvo miškai ir pievos. Vieną kartą bernai į tas pievas atginė arklius naktigoniai. Atėjo naktis. Bernai sugulė miegoti. Staiga iš kažkur atlėkė paukštis ir ėmė keistai cypsėti, sukiodamasis aplinkui. Atrodė, kad jis ragina bernus eiti iš čia. Kas čia toks? Ėmė klausinėti vienas kito prabudę bernai. Paukštis toliau nardė aplinkių galvas, nepaliaudamas plonai cypsėti. Vištyt, vištyt, vištyt. Dar kiek pasisukiojęs nulėkė šalin. Kaip keistai jis cypsėjo, sakė vienas kitam bernai. Taip nieko ir nesupratę, jie vėl sugulė. Netrukus prie jų priėjo senukas. Kelkitės, vyrai, paragino prisiartinęs. Kelkitės, reikite iš šitos pievos. Na čia dabar kas, piktinosi vėl iš miego pažadinti bernai. Kodėl mes turime kažin kur eiti? Jie nepaklausė senuko ir vėl sugulė. Po kurio laiko senukas atėjo vėl. Jis vėl ragino bernus greičiau eiti iš šitos pievos, tačiau bernai jo vėl nepaklausė. Eik, senuk, šalin, netrukdyk mums, kalbėjo jie. Senukas atėjo ir trečią kartą. Jis vėl ragino juos kuo skubiau eiti iš šitos pievos. Klausykit,
Stebėdamiesi sakė vienas kitam bernai. Ką šitas senukas čia daro ir kodėl jis mus taip primiktinai iš čia varo? Kas tai galėtų būti? Tačiau nei vienas nežinojo, ką atsakyti, o senukas jau piktai jiems tarė. Štai dabar jau turėsite bėgti, šokite greičiau ant arklių, nes visi prapulsite. Dabar bernai jau išsigando. Ilgiau nelaukdami išpančiojo arklius ir skubiai užšokė ant jų, o kitus vesdamiesi greitai išjojo iš pievos. Vos tik jiems išjojus, iš pietų pusės pakilo baisus ūžesys. Apstulbę bernai pamatė, kaip atūžė putodamas didžiulis vandens kalnas ir su baisiausiu triukšmu uždengė visą pievą. Tik dabar jie suprato, kad ir paukštis, ir senukas norėjo juos perspėti, o dėl to paukščio keisto cypsėjimo visi ir atspėjo, jog ežero vardas yra Vištytis. Geltonskruostis rudenėlis. Visi vaikai žinome, kad mūsų tėveliai dirba ir už darbą gautus pinigėlius panaudoja įvairiems reikalingiams dalykams ir mokesčiams sumokėti, ir maistui nupirkti, ir jūsų drabužėliams bei žaislams. Už viską atsiskaitoma pinigais. O kaip manote, vaikai, kadagi apskritai pradėti naudoti pinigai? Senais neatmenamais laikais žmonės, norėdami ką nors gauti, turėdavo už tai šį bei tą duoti. Taip jie keisdavosi įvairiausiamis prekėmis. Bet tokie mainai buvo nepatogus, nes prekės kartais pasitaikydavo per didelės, o keitimosi būdai sunkus ir painus. Vėliau mėginta atsiskaitinėti sveriant auksą ir sidabrą, mokėdavo jų gabalais. Bet ne visada galima pasverti, todėl buvo pradėta kalti monetas. Pirmą kartą tai padaryta prieš 3000 metų. Monetos buvo vertingos, nukaltos iš aukso ir sidabro, jos turėjo ženklą rodantį vertę. Popieriniai pinigai imti naudoti maždaug prieš 700 metų Kinijoje,
o Europoje jie pasirodė tik prieš 500 metų. Pirmiausia, popieriniai buvo tik auksinių ir sidabrinių pinigų pakaitalas, o šiandien pinigai tai valstybės pripažinta ir įvesta mokėjimo priemonė. Jais matuojama prekės ir žmogaus darbo vertė, už kurią ir mokama. Grynaisiais pinigais vadiname kasdien naudojamas monetas ir banknotus. Be jų dar galima mokėti ir kredito kortelėmis arba čekiais. Štai taip. Kai Lietuvoj orai atšalo, pingvinai čia apsigyveno, neleidžia mums ramiai miegoti, nes dieną naktį šoka šokiai. Pingvinai šoka polka, pingvinai šoka valsą, pingvinai šoka tvistą ir visus kitus linksmus šokius. Pingvinai šoka polka, pingvinai šoka valsą, pingvinai šoka tvistą ir visus kitus linksmus šokius. O kai visi sniegai ištirpo, jie paltus greitai nusivilko ir vėl neleidžia mums miegoti, nes dieną naktį šoka šokiai. Pingvinai šoka polka, pingvinai šoka valsą, pingvinai šoka tvistą ir visus kitus linksmus šokius. Pingvinai šoka polka, pingvinai šoka valsą, pingvinai šoka tvistą ir visus kitus linksmus šokius. Rytojų praneša vėjuota, tačiau pingvinams tai nemotais. Jie vėl neleidžia mums miegoti, nes dieną naktį šoka šokiai. Pingvinai šoka polka, pingvinai šoka valsą, pingvinai šoka tvistą ir visus kitus linksmus šokius. Pingvinai šoka polka, pingvinai šoka valsą, pingvinai šoka tvistą ir visus kitus linksmus šokius. Vakaro pasakaitė. Nuo seno yra sakoma, melo kojos trumpos. Kokios kojos? Čia yra atsakymas, vaikai. Kitados melas ir teisybė ėjo lenktynių. Pradžioj abu skuodė šalia, nė vienas negalėjo į priekį išsimušti. Bet bėgo melas ir ėmė atsilikti. Tad teisybė pirmoji atbėgo į paskirtą vietą. Sugėdintas melas klupdamas nuklibikščiavo į pašalį. Tik tada visi pamatė, kokios trumpos melo kojos. Iš kur tas pasakymas? Stebuklingą žirgą aš turiu.
Vakaro pasakaitė. Kviečiu vaikai jūs pasiklausyti pasakos Dukart didesnis. Kaip manote, apie ką tai? Tas spyglys gulėjo prie pat takelio ir net keista, kaip niekas jo nepamatė. Apsidžiaugusi radiniu, skruzdėlytė užsirito jį savo ant peties ir sulinkusi patraukė į namus. Spyglys buvo sunkus, daug didesnis už ją pačią, tad kopdama į kalnelį darbštuolė sunkiai alsavo ir skaičiavo takelio posūkius. Kai eini tuščiomis, tai nejučia tos posūkius aplenki ir išniri į tiesų girios kelią. Dabargi nuo vieno vingio iki kito buvo taip toli, kad pavargusi skruzdėlytė prisėdo atsipūsti. Pailsėjo mažą valandėlę, paskui vėl sulinko po savo naštą ir nužingsniavo į skruzdėlyną. Ėjo sunkiai, nuleidusi galvą žiūrėjo takiuką, tik staiga bumt. Žinoma, nebuvo jai kada į šalį žvalgytis, tad ir nepamatė kažko tokio staiga išdygusio ant takelio. O ant takelio raudonavo didelis, bent 2 kartus aukštesnis už ją rutulys. Apėjo aplink jį skruzdėlytė, prikišusi ausį paklausė, tylu. Pabarbeno kumštuku, nė garso. Nežinodama, ką daryti su radiniu, ji žvitriai įsliuogė į smilgą, apsižvalgė aplink, bet niekur nebuvo matyti nė vienos vienintelės skruzdėlės. Teks verstis pačiai, nusprendė ir pakišusi spyglį bandė ridenti jį namo. Bet rutulys pasviravo į šalis, pasivartė ir nė iš vietos. Nieko nebus, suprato skruzdėlytė. Viena iki namųjo nebaliosiu nuridenti. Puolė skruzdėlytė girion stipresnių už save ieškoti. Šokinėdama per spyglius, po lapu ji pamatė kirstuką, kuris darėsi kastuvėlį žemėje rausti. Ilganosis kaimynas buvo labai užsiėmęs savo darbu, skubėjo. Tad pradžioje pelytė net nenorėjo jo trukdyti, bet išgirdęs apie radinį, kirstukas padėjo į šalį savo darbą ir nusipurtė drožles. Kodėlgi ne? Padėsiu, sutiko jis. Kas man? Aš pratęs. Tik tu pasakyk, kaip jis atrodo. Skubėdamas skruzdėlytė papasakojo apie didelį raudoną rutulį gulintį ant tako vidurio. Ji viena negalinti pakelti, štai jeigu jie abudu. Tačiau išklausęs jos, kirstukas pasimetė. Jeigu jis 2 kart didesnis, tai bus bent jau kaip kurmis, o kurmio aš niekaip nepakelčiau. Čia pagelbės voverė, aš žinau, lekiam. Tik spygliai pagruzdėjo jam iš paskos, kur ten su juo suspėti skruzdėlytei. Gerai nors, kad ji buvo girdėjusi, kur gyvena voverė. Kai pagaliau kvapo net gaudama pasiekė didžiąją pušį, po ją pamatė stovintį kirstuką, o per drevės duris persisvėrusi žemyn žiūrėjo voverė. Jiedu mosavo letenėlėmis ir kažko ginčijosi, nes jau iš tolo buvo girdėti. Sakai, 2 kartus didesnis? Oho, aš tokių daiktų kaip gyva nesu kilnojusi. Kankorėžį, prašau, baravyką taip pat galiu panešti, o šis, žinai. Ir ji susimastė. Šis bus gal ir už ežį didesnis. Jo mudu nepajėgsim net nuo žemės atkelti, kur jau nunešti iki skruzdėlyno. Teks prašytis barsuko. Jis čia pakriaušėlėje gyvena, iš pušies viršūnės mačiau besivartantį ant smėlio, skubėkim pas jį. Nieko nelaukdama, voveraitė nukūrė viršūnėn. Nuo jos atsispyrusi nusklendė į gretimą medį ir bemat ją skruzdėlė ir kirstukas pametė iš akių. Ką darysim? Paklausė nuo bėgimo uždususi skruzdėlytė. Tu žinai, kur tas barsukas gyvena? Žinot, nežinau, pasiskubino kirstukas. Bet jei voverė sakė, kad kalno šlaite, tai vadinasi toje saulės pusėje. Skuoskim pas jį. Vėl jis paliko skruzdėlytę vieną ir nusiraksėjo ten,
iš kur krito juodi medžių šešėliai. Pakalnin bėgti buvo lengva ir nedarbštuolė skruzdėlytė, versdamasi kūliais jį prisivijo. Iš toli jie išvydo geltoną smėlio kauburį po laukinę kriaušę ir ant jo gulintį barsuką. Voverė buvo pakibusi po šaka virš jo ir paskubom kažką pasakojo, vis rodydamas skruzdėlyno pusėn. Pagaliau barsukas ją suprato, nes atsistojo, pasirąžė ir sutrikęs pralemeno. Žinoma, aš stipresnis už tave ir už kirstuką su skruzdėle, net už lapę, bet tokį didelį, už save 2 didesnį daiktą. Paskui visa geriai juoksis, barsukas žodžių netesėjo, aš manau, kad čia meška padėtų. Jei kas, didžiausia rasta ant kupros užsiverčia ir per pusę girios nueina. Šiandien ji kaip tik žadėjo ateiti kriaušių. Palaukim, ar ką? Ir barsukas vėl išsitiesė ant saulės įkaitinto smėlio. Tik voveraitė nenustygo vietoje. Čia toks svarbus reikalas ir staiga palaukim. Žiemą tu išsimiegosi, barsuk. Žiemą galėsi knarkti, kiek valiosi. O girios kaimynams nepadėti gėda. Ar aš sakau, kad nepadėsiu? Pašoko barsukas. Eikim pas mešką. Barsukas netinginys, jis ohoho koks. Prie meškos guolio susirinko visi. Apstojo gauruotąją ir kad ims vienas per kitą pasakoti, rankomis rodyti, aiškinti. Meška tik linksi galvą, taip pat mostaguoja leteną ir murma. O, aišku, žinoma, galiu, supratau. Paimsim ir nunešim, kad ir 2 kartus didesnis, vis tiek į glėbį jį kietai suspausim ir jis niekur nepabėgs. Lapatuokim. Laimė, skruzdėlytė spėjo įsitverti jai į šerius. Jeigu ne, tai ji būtų ir nesuspėjusi, nes reiklusis kirstukas atsiliko nuo visų. Taip ir nurūko jie į kalniuką, takeliu, pro kurmio namus. Čia, sušuko skruzdėlė meška į ausį, vos pamačiusi savąjį takiuką. Kol ji kailiu leidosi žemyn, kol atliuoksėjo, atkurnėjo, atstraksėjo kiti pagalbininkai, meška trypė vietoje ir žvalgėsi. Žiūrėjo čia pasilenkusi, čia užvertusi galvą. Negali būti, kad kas be mūsų nuneštų, suniurnėjo ji. Jeigu 2 kartus didesnį. Skruzdėlytė tuo metu nušoko ant žemės ir atsidūrė prieš savo bičiulius. Na, tai kur tavo radinys? Klausinėjo visi, nes nė vienas nematė jokio didelio raudono apvalaus daikto. Štai čia, parodė skruzdėlytė ir nusiminusi sukūkčiojo. Sukišo žvėrys nosis, žiūri ir stebisi. Ant takelio spyglių raudonuoja meškos sumindžiota spangolės uoga. Tai ir visa pasakaitė, vaikai, o su ja ateina metas ir mums atsisveikinti. Linkiu jums labos nakties ir iki rytojaus. Žvaigždė į langą beldžiasi, ant medžių rūkas supasi ir skamba mano lūpose. Miegok mažutį, mylimas, švelnios lopšinės lydimas. Širdis gerumo seliasi, sapnai dangų remiasi, žemelė tyliai sukasi ir skamba mano lūpose. Miegok mažutį, mylimas, švelnios
lopšinės gydymas. Per dangų tamsiai mėlyna, naktužė tyliai sėlina, rasa ant lapo supasi ir skamba mano lūpose. Miegok mažutė, mylimas, švelnios lopšinės gydymas. Jau saulė jūron leidžiasi, žvaigždė į langą beldžiasi, ant medžių rūkas supasi ir skamba mano lūpose. Miegok mažutė, mylimas, švelnios lopšinės gydymas. Miegok mažutė, mylimas, mik anūkėli. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.